Labą dieną. Labą dieną. Norime pakalbėti su mano mielom draugėm, kurias pasikviečiu į svečius. Tai tema būtų mums gyvenimiškai svarbi, galbūt naujos žinios, kuom kvėpuoja pasaulis. Ir tiesiogiai pristatysiu savo gydytoją, draugę. Prieš daug metų dirbome kartu. Žaviuosi Linutė Lukienė, jinai yra vaikų neurologė. Ir šiandieną pasidalinsime tiesiog žiniomis, galbūt paprasta, lietuviškai kalbant žmonių kalba. Mano draugė Asta irgi yra atvykusi iš Airijos, bet mūsų vedė irgi ta pati šeimos, vaikų ir gyvenimo kokybės klausimai gal. Tai papasakokit Lina mums dabar apie tai, ką turėtų žinoti žmonės, augindami vaikus, nes jūs esate vaikų akimis gelbėtoja fėja. Na, ką aš norėčiau pasakyti, kas aktualiausia yra iš vaikus auginančio mamom. Jos klausia, kuo skiriasi autizmo spektro sutrikimas nuo ADHD, nuo hiperaktyvumo ir dėmesio sutrikimo sindromo, kaip jį atskirti, kaip anksčiau pastebėti ir kaip padėti vaikams. Tai ADHD, taip aš ir vadinsiu šitą sutrikimą sutrumpinai, kaip dabar ir visur vadina. Tai yra neurologinis sutrikimas, kurio pirmieji požymiai atsiranda dar ankstyvoje vaikystėje ir jisai žmogų lydi, jis yra įgimtas ir lydi į visą gyvenimą. Netgi, tarkim, kol vaikutis būna mamos pilvelėje ir tai jau tokie vaikai rodo tam tikrus požymius, jie būna daug judresni, tik ką gimę paprastai jie būna neramus, verksmingi, pasižymi pilvo diegliais dažniau negu kiti vaikučiai. Gan anksti pradeda vaikščioti ir tiesiog net nevaikščioti, o bėgioti. Ir linkia stieptis ant pirštų galų. Na ir paskui prasideda visos kitos problemos, vaikutis judrus, energijos turi daug, jo nuovargio slenkstis yra labai aukštas ir jeigu visa šeima išeina pasivaikščioti gamtą, tai pavargsta visi skaitant šunį išskyrus, tą vaikutis dar grįžęs, dar namuose suka ratus ir kaip aš sakau, pas tave sudėta turbūt kokie 16 batareikų, kad toks judrus, sako, ar gali man paskolinti porą batareikų, nes aš jau pavargau, o jisai vis kruta ir kruta. Ir tokie vaikai, tarkim, augdami, jie gali ir likti, pasidaryti, ta prasme, netokį judrus motoriškai, bet tada keičiasi į kitą dalyką, jų mintis pasidaro chaotiškos ir tas minčių hiperaktyvumas atsiranda. Jiems sunku nusėdėti vienoje vietoje, jie negali ilgai susikaupti vieno darbo, nemoka užbaigti pradėtos veiklos, kad ir nedideli aplinkos trikdžiai jos išmuša iš vėžių, kokia musė skrendanti jau gali visą sistemą išardyti. Ir tarkim, jeigu vaikas sėdi mokykloje ir kažkokie keli trukdžiai numuša jo dėmesį, ta prasme, atima jo dėmesį, tai jisai neišgirsta pilnai užduoties, negerai padaro užduotis ir po biškį mažėja jo kognityvinės ir mokslinės žinios dėl neįsisavinimo tam tikrų užduočių. Tai visą laiką rekomenduoju tokį vaiką sodinti mokykloje pirmą suolą, prie sienos ir kuo daugiau, kad būtų sumokta akių kontaktų ir kuo ilgiau išlaikyti tą dėmesį, kad jis išgirstų, suprastų užduotį ir atliktų tą užduotį. Kadangi tas vaikas yra judrus, jis yra labai nepatogus, paprastai, tai gauna daug barti, ne? Bara mokytojai, kažkas dar bando jį iš klasiokų dar pakibinti, kad jisai sureaguotų, nes jie labai impulsyviai sureaguoja, pas juos yra prasta impulsų kontrolė. Ir tada jisai gauna barti. Baramas būna ir tada jisai pradeda galvoti, kad jau, ko čia stengtis, aš ir tiek blogas. Ir tada pradeda paauglystėje ryškėti elgesio problemos. Paauglystėje. Taip, ir tada jie pradeda, tokius vaikus paprastai pasišaukia gatvė labai greitai, nes ten reikalingas drąsus, judrus, bebaimis. Taip, ten jisai labai gerai tinka ir didelė užduotis tėvam ir pedagogam vaiką taip sudominti ir išlaikyti jį prie savęs, kad jisai nenuklystų ten, kur nereikia. O panaudotų savo tą trykštančią energiją tikslingai, kuriant savo gyvenimą. Nes tarkim, jeigu, kaip sakau, tie vaikai kaip sraunūs upeliukai, jeigu kranta į status,
Tai galima, ta upė gali gaminti elektros energiją, tekėti toli ir stipriai, kaip kalnų upė. Bet jeigu tie krantai yra nestatus, toks palaidas tas auklėjimas, tai tada tas vaikas tampa pelkė ir nieko gero. O šiaip gyvenime, tikslingai nukreipus tokius vaikus, jie su savo energija, su savo veržlumu, su savo inovatyvumu tikrai labai reikalingi visuomeniai, nes visuomenė reikalinga visokių žmonių. Vieni turi būti tokie dirbantis, ramus, o reikia tokių, kad neštų progresą, būtų judrus, žingeidus, užsidegantis, nebijotų sunkumų ir taip mūsų tą visą progresą, nes per tokius žmonės, tarkim, kaip buvo anksčiau pirmykštė bendruomeniais santvarkoj, per tokius žmonės visas evoliucija ir įvyko. Dabar yra tokia teorija, kad tai buvo evoliucijos varomoji jėga, nes kadangi jie savo toj grupėje bendruomeniai kvietė kažkur eiti toliau, siekti kažką, atrasti kažką naujo ir tai sakau, tai jeigu tik tikslingai, tai tie žmonės labai vertingi mūsų visuomenės vystymėsi. Tai kaip tu ir sakytum, gal Linute, juos tiesiog reikia pastebėti, mokėti atskirti ir teisyklingai nukreipti. Tos žinios turėtų būti mums kaip tėvam, galbūt irgi kažkur, ar ne, tokias kaip mokėti su jais susitvarkyti. Juos suprasti, kurioje vietoje jam reikia ir tikslingai padėti, kryptingai. Nebarti, ta prasme, per daug, nes visą laiką sakau tėvam, kad yra taisyklė 6 ir 1, tokį vaiką reikia 6 kart pagirti ir tik tai 1 kart pabarti. Nes, pavyzdžiui, užaugę tokie žmonės, dabar labai gerai, nes kai jie užauga, jau pradeda kalbėti, kas jiems vaikystėje buvo blogai, tai mes galim žinoti, kaip su tokiais vaikučiais elgtis, kol dar jie nemoka save išreikšti. Tai tie žmonės sako, kad mane visą laiką vaikystėje barė, aš net nežinojau, kas yra gerai ir kaip daryti gerai, nes pastoviai mane bardavo. Bet čia visiems vaikams būtinga, ne? Visiems vaikams tinka, ta prasme, iš kur tas mažas vaikas žino, kas yra gerai. Patirtis jo visiškai mažutė. Tėvai yra būtent tas filtras tarp gyvenimo ir to vaiko, pakol tas vaikas jau pats susirenka savo patirtį, išmoksta mąstyti kryptingai, apibendrinti kažkokias tai žinias ir jas panaudoti. Ir aš dar galvoju, jeigu mes statome tos rėmus, tiesiog jie neveikia, mums reikia kaip tik kažkaip, kaip tu plačiau žiūrėti, kom kvėpuoja pasaulis, kas čia įvyko, kodėl tos diagnozės, aš dabar pasirašiau netgi tokį klausimą, kad kiti sako, kokia yra teisinga diagnozė ir kas ją nustato, kodėl iš karto taip kalbam apie diagnozę, o jeigu tikslingas nukreipimas, gal ir nelieka paskui tos diagnozės. Ar jinai jau visą gyvenimą ir lieka kaip diagnozė kažkokia? Kaip minėjau, tas hiperaktyvumas lieka visą likusį gyvenimą, tai yra tiesiog gyvenimo būdas. Ir tai nėra kažkokio tai specifinio tyrimo, kuris paimtų, tarkim, ar iš kraujo, ar ten šlapimo, imtum ir pasakytum, kad tai yra šitą diagnozę ar nėra. Tai tiesiog yra stebėjimo ir vaiko supratimo subjektyvi išvada. Hiperaktyvumo kaip diagnozės nenustatoma vaikam iki 8-9 metų, dėl to, kad jie nemoka patys išsireikšti, išsipasakoti. O kai jau pasiekia mokyklinį amžių, tada ta diagnozė nustatoma iš 3 kampų. Tėvų pasakojimas, vaiko stebėsena ir medikų pastebėjimai. Tada jau 3D formate jau galima pasakyti, kad čia yra bėda. Užaugę dideli, dabar būdami žmonės, kurie turi tą hiperaktyvumą ir dėmesio sukaupimo sutrikimą, jie labai gražiai dabar išpasakoja, kas jiems tinka, kas netinka, kokioje terpėje jie jaučiasi geriau, kad galėtų save produktyviau išreikšti. Tai yra labai svarbu, nes jie dabar labai kalba daug apie tai ir mums jau darosi aišku, kaip juos suprasti, nes visi mes žiūrim į žmogų pagal savo supratimo prizmę ir labai sunku pažvelgti iš kito rakurso. Tai, kaip sakau, tarkim, to vaikų, kol jis dar nemoka save išreikšti ir pasakyti savo norų ir kas jam negerai, tai tiesiog reikia kaip pora valso ritme prisitaikyti prie jo, šokti kartu ir paskui po biškutį galima šiek tiek keičiant tą žingsniuką jau jam padėti, kad jisai gerai jaustųsi. Labai svarbu pritaikyti aplinką. Tai vienas kaip ir svarbiausių tokių kaip nemedikamentinio gydymo būdų, kad pritaikyta tokiam vaikučiui būtų aplinka, kad nebūtų pašalinių trikdžių. Jeigu sėdi, tarkim, daryti namų darbų, kad
kad nieks neblaškytų jo dėmesio, kad jisai darytų savo tas užduotėlės trumpais gabaliukais. Tarkim, padaro vieną dalyką, palaksto padūksta, išsikrauna motoriškai, tada padaro kitą dalyką. Nes tokį vaiką prirėmus ir liepus daryti visas pamokas vienu ypu, jis paprastai po trumpo laiko jau pradeda blaškytis, nors kartais tie vaikai labai moka sufokusuoti savo dėmesį į tai, kas jiems patinka. Bet pamokos yra tas dalykas, kur nebūtinai kas viskas patinka. Reikia kas reikia, o kas įdomu ne. Tai va, tai jie turi tokią savybę, kad jie gali savo labai įdomų dalyką tikrai taip sutelkti dėmesį, kad net nemato visiškai aplinkos. Lilita, tu gal pastebi, kiek dažniausiai gali toks vaikelis tą dėmesį sutelkti laiko, kiek jo tas fokusas toks. Taip, vėlgi supratau, yra stebėjimo, vėl per stebėjimą, tiesiog stebėti savo vaiką ir matyti, kada jau jam gana ir trupinukais. Netgi suaugęs žmogus, kuris klausosi kažkokios paskaitos, kas 15 minučių jo dėmesys visą laiką nubėga į šoną. Dėl to lektoriai, kurie vaikšto, kurie pasako į tarpus po kažkokį tai linksmą atvejį arba anekdotą kokį, tie išlaiko savo auditoriją daug ilgiau ir žmonės išgirsta labiau. Taip pačia, ko norėtų, jeigu suaugęs tik 15 minučių išlaiko. O dažniausiai, kaip tu pastebi, ar jie greitai susidirgina, kas tie dirgikliai aplinkos, kur tą vaiką taip išmuša, jam saugiklius tiesiog atrodo. Bet kas, tai gali būti stiprus garsas, tai gali būti stiprus kvapas, tai gali būti, ta prasme, kažkokia neišmiegota naktis, tai gali būti kažkoks žmogus, kuris tiesiog empatiškai jo nemėgsta. Gali būti kažkieno, tai tarkim, bet koks draugas per pamokas biškį pakibina, specialiai pakibina, nes kaip baudžia tą, kuris sureagavo, o ne tas, kuris išprovokavo. Tai va tas dirgiklis gali būti bet ką, žodis ne taip, žvilgsnis ne taip. Tai sakau, stebint tą vaiką, kol jisai pats dar nesupranta tų dalykų, jau galime atrinkti tos aplinkos dirgiklius. Žodžiu, tokie vos ne impulsiniai kažkokie. Jų impulsų kontrolė yra labai prasta, tai įsivaizduokite, jeigu kiekvienas, mes tai dar pagalvojam sureaguoti, nesureaguoti, o jie pirmą padaro, o paskui arba pagalvoja, arba ne. Visai būna. O kokia pagalba dažniausiai ir čia priklauso nuo gimimo iki gal kokia amžiaus grupė yra, kaip greičiau gal kažkaip juos į tą visuomenę. Tai nuolatinis darbas, kaip sakiau, tai yra visą gyvenimą lydinti problema, kaip problema. Kitoks, dabar tai vadinasi neuroįvairovė, tiesiog kitas gyvenimo būdas, tarkim, ar ne? Ir toks gal kompleksinis darbas, kaip tu sakai, pasitelkime visi geranoriškas savo jėgas, visas tokias, ką galim, ir profesionalias, kaip tu sakai, mediko šiek tiek, ir dar kažkur ieškokime kitų alternatyvų, nes kaip aš dabar suprantu, kad toks vaikas, jeigu atėjo, tai jis jau toks atėjo. Mums prie jo reikia didžiai dalim prisitaikyti pradžioj, kol jis toks 8-9 metais, kai nesuvokia, o ne tą vaiką pritaikyti prie mūsų kažkokių taisyklių. Man atrodo, jiem net ir taisyklės yra kaip dirgiklis, ar kaip tu pastebi savo darbę? Šiaip tai struktūruojant, ta prasme, ir supasakojant visas taisyklės, jie geriau jaučiasi. Jie žino tada, ta prasme, tą visą tvarką, bet jiems patinka iššūkiai, naujovės, netikėtumai, bet tos jos veža šitie dalykai juos. Iš tikrųjų, ir sakau, kol išmoksta tas žmogus, jau būdamas didelis, savo prisitaikyti tą aplinką ir rasti tą nišą, kur gerai jaučiasi. Tai, sakau, ta tarpinė, tas reguliatorius ir yra, ta prasme, pedagogai, tėvai. Tai va, ta, kaip sakant, domisi tom ir nori padėti. Ir aš pati tiesiog žinau, kaip mes su Linute. Ir mano vaikas buvo irgi toks hiperaktyvus, aš buvau jauna mama, nelabai ir mokėjau atskirti, ar čia impulsai, ar čia ožiai, kaip norisi atrodo ir kitą kartą griežčiau gal pasakyti. Bet kai yra tas kompleksinis toks draugiškas pasitarimas su tuom, kas stebi tą, kaip aš sakau, vaiką kitokį, nepatogų, ar ne? Man buvo lengva, nes aš tavęs galėjau visą laiką paklausti ir turime nuostabų šią dieną užaugintą žmogų. Nes, tarkim, vaikas atsisėda daryti užduoties ir jisai tiesiog nesugeba jos padaryti, ar ne, ir jis iš vis atsisako tada daryti, nes jisai pajaučia, kad jisai nepadarys tos užduoties. Ir tada jau prikabinami jam yra ožiai arba tingėjimas. Nebūtinai ir daugumą atveju tie vaikai netingi, jie tiesiog arba nesugeba, arba bijo tos nesėkmės labai, iš tikrųjų. Žino, kad nepadarys, jeigu jam būdingas perfekcionizmas, žino, kad nepadarys tobulai ir net iš vis nesijima tos užduoties, nes bijo to jausmo, kad ne taip atliksiu, kaip reikėjo.
O dabar, vat, kaip aš sukuosi, vat, ir Astutė, mes visos esame tokia už kitokią alternatyvą čia šiais laikais, apie medikamentus, apie vaistus, ir man daug kas užduoda klausimų. Nu, aš nesu taip giliai arti to, kom tu kvėpuoji, tai gal apie tą, ar vaikui reikia aplamai vaistų, ir galbūt tai, jei taip, tai kokių, ir kaip tu žiūri aplamai į tokį dalyką, kaip vaistas ir va toks vaikas nepatogus. Darbą su savimi mes jau supratom, su visa aplinka, pajungti visas kiek įmanoma, nu, ten sistemas savo ir geranoriškai suprasti tą bandyti vaiką, bet kaip va, dažniausiai elgiamasi. Ar jį bando greičiau tokį vaiką pamaitinti vaistais, kažkaip priglušinti, ar jį bando kitaip kažkaip tai. Kaip darbo su tokiu vaiku, norint padėti jam taisyklinga pagalba, kokia, ar medikamentas, ar kažkas kita. Tai iš tikrųjų pirmiausia, tai kaip sakiau, aplinkos pritaikymas ir nesupratimas to vaiko, padėjimas, psichoterapinės priemonės, tada galima kalbėti apie papildus, kurie stiprina nervų sistemą ar ne. Nu, ir tokiu atveju, jeigu jo elgesys daro tikrai, ta prasme, žalą jo socialinė integracijai, tai yra tam tikri vaistai, kurie yra skiriami. Jau kai peržengiama ta riba, kai jau, kad neprisidirbtų daugiau negu kad reikia bėdos. O pavyzdžiui, aš žaviuosi tavim, kad tu išsaugojai tokį požiūrį, kad vis tiek yra kažkokios kitos alternatyvos, reabilitacijos centrai ar ankstyvosios terapijos kažkokie, nes tas judesys jisai pastumia ir psichiką kažkur tai gal. Ir vat, tu esi tame, tu daugiau sutinki tokių vaikučių, kurie net reabilituojasi, kad jiem būtų kažkaip gyvenime pritaikymas, ką jie gauna, būdami to reabilitacijoje. Iš tikrųjų, ta prasme, jie yra mokinami pradėti užduoti ir pabaigti, ar ne? Tai yra labai svarbu. Šitas dalykas. Kitas dalykas, fizinis aktyvumas, judesys visą laiką gerina galvos smegenų kraujotaką. Kai deguonies daugiau patenka į smegenis, aišku, ten viskas yra daug tobuliau vystosi. Nes smegenys vystosi, pasirodo ir ta prasme, visą gyvenimą. Ir tas neuroplastiškumas, kur dabar jau dažnai minimas, kad galima tie ryšiai nauji atsirasti ir galima kažką tai pakeisti, tai yra labai svarbu. Judesys, struktūra ir gamta. Gamta. Kaip ir mes sėdim tiesiog už lango ir mes kalbam, atrodo, ir ilsimės to pačiu, bet mes suvokdami galime padėti daug daugiau kitiems žmonėms, lygiai taip pat jaustis kaip ramybėje, netam diskomfortiniam kažkokiam, kur neina suvaldyti tau tų impulsų, tai reiškia yra ir biškuti toks B grupės kažkoks kompleksas reikalingas, kad tą nervų sistemą kažką pastiprinti jiem, pridėti šalia terapijos tokios aktyvumo, teisyklingo tokio savęs realizavimo, kaip supratau irgi, bet esmė, kad pradžia ir pabaiga turi jiem labai didelę vaidmenį, reiškia jiem tai, kad nuo pradžios iki galo, kad jis padarytų tą užduotį, jūs taip juos, o ką tai duoda, ar jie tada įgauna įgūdį kažkokį tai save kontroliuoti, ar kaip tas vaikas jaučiasi tada? Nes kaip ir minėjau, šitiem vaikams su hiperaktyvumu, jeigu patinka veikla, jie gali įsitraukti labai, bet jeigu nelabai patinka, jie paprastai nemoka užbaigti pradėtos užduoties, jiem pritrūksta, ta prasme, to dėmesio sukaupimo. Tai išmokti pradėti ir pabaigti užduotį yra labai svarbu. Nesimėtyti nuo vieno prie kito, kai kiti vaikai nori vieną būrelį lankyti, palankė kažkiek taip atsibodo, noriu kitą. Ir blaškosi taip ir nesivysto tikslinga veikla dėl to tokio, tarkim, mėtymosi tarp vieno ir kito dalyko. O struktūruojant, mokinant vaiką, yra pradžia, yra darbas, yra pabaiga ir pabaigoje paprastai dar paskatinama su kažkokiam pramogom. Ar ne, tarkim, įsivaizduokit, vaikas turi atlikti kažkokią tai estafetę, ar ne, ir jam sakoma, atliksi šitą užduotį ir gausi pažaisti su muilo burbulais. Nu, vaikam tai wow, tada jau smagu. Tai va, kita kalba yra apie ekranus, kurie dabar labai paplitę ir duodama vaikam praktiškai vos ne nuo 2 savaičių amžiaus. Tai yra labai neigiamas dalykas.
yra kaip yra. Va, ir žiūrint į ekranus, kai turi vystyti smegenų sritis, kurios atsakingos už empatiją, už bendravimą, už kalbą, pradeda vystytis tos sritis, kurios atsakingos už vizualinę informaciją. Nes jeigu vaikas žiūri ekranus, jisai tai priima vizualinę tą informaciją ir jam jinai patinka, o visi kiti dalykai, visi kiti dalykai yra kažkaip pamirštami. Tas yra negerai. Tai ir aišku, įsiprovokuoja tą smegenų veiklą, jam aktyvumas tam visas užsiveda. Būtent ne tose vietose, kurios reikalingos, kad integruoti. Nes kiekvienas vaikas besivystydamas turi savo terapinį langą vadinamą. Tarkim, iki 2 metų ten tas priraišumas prie mamos saugumo jausmas, kalba, vėliau visi kiti dalykai. Ir jeigu toje vietoje lenda ekranas, vaikas nemato mamos veido, negirdi jos balso, tai to šilumos, to tokio jaukaus priraišumo, tai jisai praranda negrįžtamai šitos dalykus. Negrįžtamai. Ačiū labai. Bet tada reikalinga kažkaip, pavyzdžiui, iš mamos pusės, ar ne, tai reikia mokinti ir tėvus, kaip tokius vaikus auginti. Taip. Kažkas Kažkokia vietoj grandinė yra nutrūkusi, nes paprastai, kai būdavo senovė, ar ne, tarkim, tas vaikas visą laiką būdavo tokia kaip čia, seneliai, tėvai, vaikai, viskas vienoj trioboj. Ir tas vaikas visą laiką trindavosi tarp tų žmonių ir nereikdavo jam nieko aiškintis, tiesiog visą patirtį perimdavo į save. Ir viskas aišku, viskas paprasta, ne, ta mama šalia, močiutė šalia, vienas kitą. Jo, kartu dirba kažkokius darbelius, kartu pasako aiškina, ne. O dabar šito nėra ir pavyzdžiui, aš pagal save žinau, kad mums mamom būti mūsų nemokina. O dabar, kai turint tokį vaiką, tai yra dargi sunkiau. Taip. Jau turi turėti kantrybę geležinę. Aš supratimą. Aš manau, ir kantrybė, ir supratimas viena, bet ir kantrybė. Taip. Su tokiu vaiku iš paskos laksyti, kiek reikia energijos. Čia pirmą reikia ruošti ir tėvus tam, ir kad vaiką kelti ir nukreipti tą linkmę, kokią reikia. Turi tėvai būti pirmas stiprus ir jiems kažkokios... Mes, kai tėvai ateiname, mes gal būnam ir net nepasiruošę suvokti, kad stresą galim net patirti, mes nesuvokiam gal savo vaikų, ką nedaryti ir stresuojam. Ir kai mes tėvai pradedam stresuoti, tas vaikas irgi jaučiasi netoj aplinkoj, kad būtų saugu, nes jis nesupranta, kad ir ta mama stresuoja, ar jinai nesupranta gal to vaiko, tą vaiką apriekia, apšaukia galbūt tą vaiką, ar ne? Ir tas stresas gaunasi jau ir man, ir jam, ir toks, tai užtat tas reikalingas 3, galbūt ar 4 kažkoks į tarpą žmogus su žiniom, ar kur eiti, ką daryti, ar kaip ieškoti tos informacijos, kaip, tai vat ir aš... Pagalba tėvams, o tėvai to po to, kai išmoksta tą, padeda savo vaikams su žiniomis. Va, kiek žinių bagažo reikia turėti. Vyksta pozityvios tėvystės kursai paprastai, ar ne? Pozityvios tėvystės kursai. Jo, dabar vėlgi apie tos, tarkim, medijas kalbant, pilnas internetas visokių tai patarimų ir visokių žinių, tik tai norėk žiūrėti, ne tik toką, o edukacinės programėlės. Va, ir yra psichologai, ne, yra psichoterapeutai. Va, viso to dalyko reikia. Turite, kad būtų taikoma kažkur manualinės terapijos kažkokie tai tokiem vaikučiam? Žinokit, tėvai bando viską. Manualinę, akupunktūras, kitokias terapijas. Negali sakyti, kai kam padeda, nors moksliškai neįrodyta būna, tarkim, belė padeda, tegul dirba. Tegul būna su tuo vaiku, tegul, ne taip, kad kiekvienas prie savo ten telefono sulindęs, ar ne, tarkim. Netgi yra įrodyta, kad, tarkim, jeigu vaikas klauso pasaką sekamą per audio kažkokį tai įrenginį arba per kompiuterį, yra visai kitaip priimama informacija, negu kad mama pasakoja tą pasaką gyvai. Įsivaizduojat? Netgi kalbą mokantis, gali kalbą mokintis, tarkim, internetu. Tai efektas netoks pats, jeigu tu mokaisi su gyvu kalbos mokytoju. Tai visiškai skirtingi dalykai, atrodo, kas čia tokio. Knygų skaitimas, nuo audio knygos, vėlgi netoks efektas kaip paprasta knyga. O dabar aš, kaip tavęs išgirdau, man kilo toksai pajautimas, kaip jie tada
ar jie mėgsta, kai liečiasi prie jų, ar jie geriau distansą. Nu, tas pajautimas irgi yra įvairių formų, supranti, vieną girdėti, kitą kalbėti, koks tai turėtų būti balsas, tembras, gal tave geriau pulti apkabinti, bet kiek aš žinau, lyg jie vengia taip, kad griebti, kaip norisi, žinai, greitai ateik aš ten tave, jie man atrodo kitokie šiek tiek yra su tais dalykais. Supratau. Mes čia dabar taip kažkaip taip kaip čia perėjom link autizmo spektro sutrikimų. Tai yra irgi ta šiuolaikinė ta tokia kaip ir problema, nes tie vaikai turi nespecifinį sutrikimą, kuris apima daug sričių, tarkim. Tai viena iš tų sričių būtent yra tas apkabinimas, tas kontaktas su kitu žmogum, kurio jie nemėgsta. Bet yra tam tikri prisilietimo būdai, kurie jiem tinka, tai yra paspaudimas per stambiuosius sąnarius, tas proprioceptinės sistemos suaktyvavimas. Niekada negalima vaiką su autizmo spektro sutrikimu paglostyti. Mums atrodo, taip nejautiesi ranka kaip norisi, bet iš tikrųjų reikia jį paspaudyti ir jie nuo to jaučiasi gerai. Stiprus apkabinimas. Jiem, pavyzdžiui, išrašomos kompensuojamos pasunkintos antklodės, liemenės, tam, kad jisai to visų svorių nusiramintų. Patys vaikai netgi, tarkim, nežinodami nieko mažiukai, jie kaip susinervina, gali lysti, tarkim, į spintą pasikavot, kad susigniaužt kažkur į kamoliuką susisukti. Jiem to reikia. Kitiem vaikam to nereikia, bet būtent spektro vaikam šito reikia. Tai pas juos, sakau, daug sistemų, kur dirba savitai ir kitaip, tarkim, jų miegas yra visiškai, ta prasme, kitoks. Ir didelė dalis vaikų užmiega tik su melatonino pagalba, nes visa smegenų sistema dirba kažkiek kitaip. Dabar kaip jie girdi garsą? Sakau, mes girdim vienaip, jisai, tarkim, girdi 20 ar 40 kartų stipriau. Tai įsivaizduokit, jeigu aš taip paimsiu, barbensiu stalą, jisai gali užsidengti ausis ir palysti, kur nori pasikavot ir kaip mes šito nesuprantam. Bet mes, sakau, vėlgi negalim pajausti tą, ką jis jaučia. Mes galim tik tai, sakau, remtis tais žmonėm, kurie praėjo visą šitą ir sako, kas jiems blogai buvo ir nujausti, nuo ko blogai, tarkim. Vieniem, tarkim, pravažiuoja koks traktorius, nieko, bet ten kokia musė zyzia ant lango, tai jau tas garsas netinka. Tai daug dalykų. Arba, tarkim, su mityba. Pagrindinė problemos tiem vaikam yra mitybos. Jiem netinka tam tikros tekstūros maistas. Tarkim, jie iš vis gali nevalgyti. Iki tie gali nevalgyti, kad jiem įstatomas gastrostomos. Netgi. Taip. Tai Ir aš ką dabar taip pajaučiu, aš pati, kai turėjau akvariumą labai didelį namuose, 500 litrų ir ten žuvytės plaukėdavo. Ir taip netyčia kažkas pabelsdavo į stiklą, tai ten garsas būdavo gal, kaip tu sakai, 10-100 tūkstančių didesnis. Ir jos vienu metu, kai šaudavo, atrodo net į kitą stiklo pusę, nuo to, supranti, nebegalėjimo priepti tiek to garso. Tai tu pagalvok dabar, jeigu vaikui jau ta vadinama krizė tokia, kur jau pertempta viskas ir tu taip dar, tai jis jau taip pažeidžiamas ten viduj ir toks garsesnis, kaip tu sakai, net ar išprovokuoja dar visai tos gali ir netgi gal trinktelti, kaip elgės. Ar voštilti gali. Visai reakcijos būna impulsyvios ir nevaldomos ir gan stiprios. Šiek tiek didesni vaikai, jie, tarkim, būna mokykloje, moka susivaldyti kurį laiką. Kaupia, lyg nieko, grįžta namo ir tada vyksta ta iškrova. Visiškai isterika ir, kaip tai tėvai sako, lygioj vietoje, pradėjo šitaip elgtis. Ne, jisai tiesiog viską po biškį kumuliavo ir saugioj vietoje šalia savų jau tada pasipylė viskas. Linute, aš dar labai tiesiog turėjau galimybę paprašyti tavęs, kadangi tu grįžai iš konferencijos neurologo, aš nežinau, ką jūs ten darėt, bet šiandieną mums geriant kavą, man užstrigo tas labai masažas kažkoks, sakai, būna taikomi naujų metodų kažkokių tai darbo su vaikais ar terapinių kažkokių tai naujovių. Gal tu turi kažkokių naujovių terapinių gal? Tai tiesiog buvo specialistė, kuri išmokusi yra meditacinių technikų. Aišku, čia daugiau saugusiam, nes jau tėvam, kaip sakom, ir mums reikiagi kažko irgi. Kur nuramina, padeda, kaip čia sakyti, įsižeminti šitaip ir tada tokiam ramiam fone jau viskas einasi kitaip, jau daug lengviau, ar ne? Nes tie, tarkim, dideli suaugę tie žmonės, tarkim, tai kad ir, tarkim, spektre esantis žmogus, tai tas spektras kaip ir gyvenimo būdas, kaip ir
viskas kaip ir atrodo, tarkim, aišku, bet labai autizmo spektras mėgsta draugauti su kitom būklėm, kurios iš tikrųjų yra nelabai kaip čia, socialiai priimtinos. Jiem dažniau negu bendrai populiacijai pasireiškia depresija, nerimas. Va, tai šitiem dalykams suvaldyti, tarkim, va tada jau reikia kišti, ta prasme, įsikišti su medikamentais, su tam tikrom relaksaciniam technikom, kad padėti jam įveikti šitos dalykus. Tai aš galiu tik padėkoti ir manau, kad klausimų bus labai daug, tai ar aš galėčiau priimti tos visus klausimus, man galite parašyti e-mailą, mes juos parodysim ir tada, Linutė, jeigu kiltų dar kada toksai noras mums daugiau kažką papasakoti, ar aš galėčiau tave pakviesti, ar pasidalinti, ar tu pakonsultuotum, gal ir mane kartais kaip draugė. Ir tiesiog norėčiau, kad žmonės drąsiau apie tai kalbėtų ir semtųsi tų žinių kažkokių tai naujų, ne tik, kad vaikas kažkoks nepatogus, bet struktūra, kad yra svarbu maistas, yra bendrystė, svarbu tėvas paruoštas, mama prie tokio vaiko, kad yra tam tikra pagalba ir kad mes žinome, kad galime tai suvaldyti, kaip tu sakai. Svarbiausia nelikti vieniem, svarbiausia dalintis su kitais, kiekvienas savo patirtį, a ne kai kurios dalykus, kur nežinojom, galbūt mama labiau įsigilinus savo vaiką gali tiesiog mum padeda. Taip. Nu, papasakoja, kas labiau tinka, kas netinka. Nu, tos mamos tokių įdomių dalykų prišneka, kad tikrai, tarkim, arba, pavyzdžiui, kai duoda vaikui telefoną, sutarta kažkiek tai 5 minutėm, duoda beveik išsikrovusi telefoną. Iš tikrųjų viskas ir jokių isterikų, jokių ta prasme bėdų. Nu, gudrybėmis. Jos tokiam visokiam, nu, mamos visą laiko, kaip ir moteris, visos, ne? Pasidalinam tom gudrybėm, labai dėkingos ir jeigu jūs turit kažkokių panašių gudrybių su kažkokiais nepatogumais ir neišspręstais klausimais, tai jūs užbombarduokit mus šitais klausimais ir mes esam jums labai dėkingi. Linutė, ačiū labai, kad radai laiko, žinau, labai tavo laikas yra brangus, bet mums tiesiog pasisekė, kad mes išsaugojom tą draugystę tiek metų, daliname savo gražiais rezultatais, kuriuos žiūrime savo vaikus, rastų tėvai, 4 vaikai, mano Rokas atstatytas irgi. Ir neškime toliau tą misiją, kaip tu sakai, nebūk vienas. Ir tada viskas yra lengviau. Ar ne? Taip, būtinai, ta prasme, klauskit ir dalinkime savo žiniom. Už nuoširdumą, už patirtį, už žinias, už gebėjimą būti ryšyje tame moteriškame, kaip aš sakau. Mes turime nešti tą šviesą. Ačiū. Ačiū.